Štai pavyzdžiui, Amsterdamo Rijksmuseum, kuris yra sukaupęs reikšmingą Olandų aukso amžiaus dailininkų darbų kolekciją, nusprendė pasiūlyti savo lankytojams sugrūsti telefonus į savo kuprines ir apsilankyti piešimo ekskursijose. Mintis paprasta, vietoje to, kad fotografuotume, pieškime. Šeštadieniais čia vyksta užsiėmimai, kurių metu konsultantai gali nemokamai pamokyti piešimo technikos, be to duoda pieštukų ir blanknotų. Muziejininkai sako, kad tokiu būdu geriau suprantame meną, o kartu ir patys tampame kūrybingesni. Pasidaryti selfie su šedevru linksma, tačiau jį nupiešti dar ir naudinga. Kas yra kūrybingumo mokykla šiemet? Tai 12 pamokų, kiekvienoje kurių aš Kristupas ir aš Tomas. Jums mokiniai pristatysime įdomiausius atvejus, klausimus, greitus video ir ilgesnius tekstus. Šiemet mes turime dar didesnį konkursą, kurio gausius prizus įsteigė Swedbank, o stipendijas Vilniaus universitetas. Juos laimėti gali mokiniai atlikdami visus namų darbus, o taip pat ir klasės. Jos gaus vieną kolektyvinę užduotį. Ir net mokytojai, jiems reikia pasinaudoti mūsų medžiagą ir pravesti savojo dalyko kūrybingą pamoką. Klausimus ir patarimus rasite kumokykla.lt, o mes dar esame čia ir čia. Geriausias draugas Swedbank, studijų draugas Vilniaus universitetas, draugai Delfi, ZipFM, Mo muziejus, Vilniaus centrinė biblioteka.